Susirinkome labai gražią šventę, tai mūsų vaikų vėlikėlės, kurias jau švenčiame antrus metus iš eilės, šventėme ir praeitais metais. Bet mes esame velykiniai kiškučiai. Palauk, broliuk, neskubėk. Dar trūksta vieno, o gal net vienos labai svarbios veikėjos. Kaip jūs manot, vaikai, ko dar trūksta? Babutės. Taip, jūs teisūs, nėra velykų babutės. Iš tikrųjų, kuri prapuolė? Supranti, ir babutė. O štai ir ji. Aš velykinė babutė, dovanoju pavargutį, žadas simbolis stiprybės, melsvas santaikos ramybės, o raudona širdis, meilis simbolį vilties. Seniau žmonės taip tikėjo velykų babutės vaikščiojimu, kad nakčiai visam kaime šunis uždarydavo, kad babutės neužpuoltų. Taip, kiški, jūs visai teisūs. O dabar, vaikučiai, sakykit, gal kas moka eilėraštuką apie Velykas? Aš kiaušinių didelių, ne po vieną, visą lauką, įvairių turiu dažų ir galiu nupiešti daugą, pamatysit bus. Ramūnas Karbauskis. Taip, Ramūnas Karbauskis. Ir šiemet vėl Naisių vasara ir Ramūnas Karbauskis dovanoja mums muzikinį spektaklį, pasaka apie obuolius ir kitus obelių gyventojus.